Tai sveiki atvykę į naują video. Šiame kalsime štai tokį kardą. Aišku, dar jo nematote, jisai užbūrintas, nenoriu parodyti visko, kaip atrodys. Noriu, kad pažiūrėtumėt ilgiau ir pamatytumėt. Tai pradedame nuo pirmos, bus 3 dalis. Pirmą kalsim ašmenis, antrą nesakysiu ir trečią nesakysiu, būtent ne kažką. Tai pradedam. Sveiki atvykę. Tai šiandien bandysime, kaip ir sakiau, nukalti kardą. Tikriausiai labai ilgai kaliau, nežinau dar. Buvo aš čia, kaip sakant, iš praeities. Nusišveičiau šiek tiek dildę. Iš dildės kalsim nušveičiau tuos grubus, kad kuo lygiau susikaltų. Tai kalsim iš šitos dildės. Tai pirmą privyrinsiu tokį strypą, kad man nereikėtų srebliam tą visą metalą laikyti. Tai, kaip sakant, pradedam kalti. Suvyrinom, bet noriu palaukti, kol atvies, kad parodyčiau, kaip gražiai suvyrinau šiandien. Žiūrėkit, aš čia visą laiką melavau, kad vyrinti nemoku, pažiūrėkit. Dabar jaučiu, jeigu koks suvyrintojas žiūri, sako, kas čia per chaine, bet gal ir gerai. Tai dabar pradėsime kalti patį metalą, patį tą kardą. Tai pirmą parodysiu, kai ką kalu, ir tada paaiškinsiu, ką aš čia padariau, žinot, kai jau pakalsiu viską. Tai einam prie priekalo ir kalam metalą. Tikriausiai galvojate, kad jau pradėsime šveisti ir nebekalsime. Jūs neteisūs! Mes dabar dar reikės kalti. Aš dabar žiūrėkit, aš kaip padariau. Paaiškinsiu. Aš tą dildę, žodžiu, taip gražiai ištiesiau ir pradėjau šitą padaryti. Ir dar liko šiek tiek ten tų, žinot, dildžių ten, tų grevelių matosi. Tai aš išveiščiau, kad nušveičiau, kad nebebūtų problemų. Jeigu bus vėliau problemų ir neišveisim, liks visą laiką, o mes norime, kad būtų viskas gražiai ir lygu. Tai dabar, kaip matote, tokį pakol kas turim ruošinį. Aš norėsiu padaryti, kad būtų toks tas šiek tiek viršų pakilęs. Ir čia taip lygu ir tas taip šiek tiek į viršų pakilęs. Ir aš paaiškinsiu, kaip aš taip padariau. Kai kali, pavyzdžiui, ašmenis, tas metalas taip kyla į viršų. Tai aš tiesiog taip ašmenis jau pradėjau čia kalti ir tas pakyla į viršų. Ir kai čia nenorėsime, kad ašmenis kiltų, mes tiesiog taip sulenksim į kitą pusę ir tada, kai iškalsim, bus lygu. Tai dabar turime štai tokį jau kaip ir kardą su rankena. Pažiūrėkit, gražiai suvyrinta. Ir jau galime kapoti. Tai dabar pradėsime toliau kalti šį metalą ir žiūrėsim, kas toliau bus. Tai pradėkime kalti metalą. Taigi sveiki, kaip ir sakiau, dabar pratęsime patį ašmenų kalimą. Tai pradedam. Jau ugnis užkurta, metalas viduj, kaista. Bet tikriausiai neužkaito, bet palauksim. Tai pradėkime. Tiesiog pasiimsim ir ties ašmenim kalsime.
kol kas. Bandau dabar kuo labiau suformuoti tą patį smaigalį ir paskui dar ties čia pereisiu visą ašmenį sukalsiu ir čia dar rankena bus. Tai vėl į, kaip sakant, timelapsą. Tai štai va, toks kaip ir kalavijas bus, nežinau, gal kardas koks, toks nebus, bus tik vienoj pusė, jeigu dviejose pusėse labai sudėtinga, aš dar nesu tiek pažengęs ir ant tiek dar nesu pažengęs, kad va tokį va gaminčiau. Tai va, tai dabar reikės palaukti, kol atvės šis metalas ir pradėti jau ties čia kalti. Tai kol vės aš čia nupjausiu viską, čia nupjausiu ir paliksime vėsti. Tai nežinau, ar jums patinka toks dizainas ar ne, man tai kažkaip labai toks gražus. Labai toks gražus. Matot. Taip, matot, va tas biškį taip į viršų paeina. Bus. Jeigu padarysim, aišku, dar grūdint reikės. Grūdinimas, tai aš nežinau. Aš šiaip jau sugalvojau kaip grūdint, bet sako, kad jeigu pilniai grūdinsi, bus blogai. Yra toks posakis, kurį aš va dabar sugalvojau. Jeigu grūdinsi, tai sulūš. Tai negrūdin geriau. Ne, šiaip grūdinsimės jį. Bet čia dar nušveist reikės, bus daug reikalų. Tai dabar va, nupjaunu viską. Pradėsim jau kalti jau pačią tokį smaigalį. Rankenai. Tai pradėkime. Taigi sveiki, kaip ir matėte, va jau iškaliau štai šitą patį smaigalį. Ir kaip matėte, tikriausiai va šitą palenkiau dar labiau, jisai buvo šiek tiek palenktas, bet man nelabai patiko, kad jisai tiek mažai buvo palenktas, tai dar labiau palenkiau. Viskas kaip ir tiesiai. Čia viskas iššveis, nebijokit, čia aišku, kaip matot, nelygų, bet čia, kaip sakiau, nebijokite. Tai dabar jau, manau, reikės pradėti nuo šveitimo pačio to. O šveitimas šiaip bus sunku. Mes neturime jokių nei šlifuoklių, žinot, tik turime bulgarkę, su bulgarke lygiai nenušveisim. Ir turime šitą dar. Nu... tą, žodžiu, akmenį ten, kuris sukasi. Su juo tik galimės tos nušveisti, su bulgarke visą tą reikės nušveisti, tai va. Tai nežinau, ką daugiau čia ir pasakyti. Pradėkime šveisti. Ok. Tai kaip va, jau kaip matot, šitą pusę pabaigiau. Pradėsime kalti kitą jau
ką aš kalbu, kalti, šveisti. Pradėsime jau šveisti kitą pusę, iš kitos pusės išvis nefilmuosiu, buvo vis tiek čia pirmyn atgal, čia vaikščio, čia nėra, kad čia net neįdomu, aš žinau jums. Bet vis tiek turite pamatyti, kad aš iš tikrųjų čia gaminu, buvau koks vienas, tikriausiai gal net netiki. tai dabar šitą pradėsim pusę šveisti ir susitiksime jau, kai šitą pusę bus nušveista. Įsigandot. Atspėjau, ar ne? Tai va, baigiame šveisti šį kaip ir kardą, kaip ir, aš šiaip net nežinau, kaip jį pavadinti, kalavijas, kardas, koks skirtumas, aš net neįsivaizduoju. Tai va, tai dabar šiaip nušveitam tą pusę ir kaip matėt, buvo nelygų, dabar išlyginau, buvo nelygų, tai reikėjo palyginti. Palyginau ir vėl reikėjo šveisti, nu nedaug šį kartą reikėjo tada šveisti. Tai va, dabar noriu parodyti, ant kiek lygų šitą kardą. Ir va, kaip matot, lygus peilis, kardas, ką žinau, koks skirtumas ašmenis, nesimato net ašmenų. Tai va, tai nežinau. Veidas matosi mano? Matosi tik ranka. Tai va, štai toks kaip ir yra. Dabar nušveičiau, lygiai viskas. Esu labai patenkintas, kad nušveičiau su bulgarkė. Jisai nėra labai lygus, bet svarbiausia nušveistas. Tai va, tai dabar, nu, sakau, nėra lygus, jisai lygus kaip tas kardas, bet suprantat, aš braukiu pirštą ir kai kur jaučiu tokius gumbiukus, suprantat. Tai aš nežinau, gal kai su pačiu švytriniu šveisim, tai gal su to, kai švytriniu šveisiu, nusišveis ir bus gerai. Tai dabar, nežinau, ką dabar nedarysiu. Dabar pagalvosiu ir vis tiek jau eisiu namo. Tai jau kai kitą dieną ateisiu su nauja galva, nu, perkeltinė prasme. Tai va, perkeltinė prasme. Ir žiūrėsim, kaip ką bandysiu daryti. Tai, kaip sakant, susitiksim iki rytojaus. Taigi, sveiki atvykę, šiandien grūdinsime. Aš nusprendžiau šiandien grūdinti. Štai, kaip matot, va, tai štai tokį, kaip ir peilį, kaip ir kardą grūdinsime. Aš tą užlenkimą užtiesinau. Buvo ale tipo nelietuviškai toks užlenkimas kardai. Nes lietuviški beveik visi tokie, va tokio tipo būdavo visą laiką tiesiai. Man atrodo, sakė, kad tik rytų tokius palenktus turėdavo. Tai šiandien grūdinsime tepale. Aš, kaip matot, užkuriau už tai tokią ilgą ugnį, bet čia, va, iš čia išvis nesukūrena kažkodėl, nežinau, gal užsikurs. Tai ir grūdinsime tepale šitame tepale grūdinsime ir įspaustuvus įspausime, kad lygų viskas būtų. Tai va, tai dabar bandysime grūdinti. Aš, kaip ir sakiau, ištiesinau tą kardą šiek tiek ir pasižymėjau dabar, kad vėliau nereiktų. Tai pradėkime grūdinti. Grūdinimą dar toliau biškių pakursiu, kai užsikurs pradės filmuoti ir užgrūdinsime. Va, kaip jau atrodo, jau tikriausiai pradėsime grūdinti. Tai dedu kamerą ir grūdiname. Ok, metalas vėsna. Kai atvės išimsiu, pažiūrėsiu, ar viskas lygu. Jeigu nelygu, vėl dėsim į žaizdrą ir vėl kaitinsim ir vėl teks grūdinti. Kaip matėt, aš esu kietas. Matėt, kokią liepsną didelį ištraukiau. Aš esu kietas, dėkui. Bet nežinau, ar bus lygu. Užsigrūdinti 100% užsigrūdinimą, bet neaišku, ar lygu. Tai dabar, nežinau, susitiksime, kai jau bus gal ir lygu. Tai laukime.
Ok, yra sulenkta. Tai dar kartą bandau grūdinti, nežinau kaip gausis čia. Antras raundas pabaigtas, per antrą raundą visą piršinę biškį sudegė, nes norėjau biškį ilgiau tepale palaikyti, neištraukti. Bet nieko, atsigausim, svarbiausia, kad peilis būtų tiesus. Pasidėjęs lentą ir galiu pasakyti, grūdinimas pavyko, užsigrūdino, tuoj parodysiu kaip užsigrūdino. Šiek tiek dabar nušveisiu pilnai. Visą laiką būtina atvėsinti, kai užgrūdini, jeigu šiek tiek per... Ai, dar pamiršau atgrūdinti. Tai dabar dar šiek tiek reikia mums atgrūdinti, jį kad auksinė spalva tokia kaip būtų. Kaip ir jau viskas padaryta čia. Dabar jau visiškai pilnai nušveisime viską. Tai va, ir nušveitėme ir jau užgrūdintas ir aišku pažymėtas, nežinau ar čia sufokusuos, nu žodžiu yra kažkas, tik tiek galiu pasakyti. Tai va, tai jokio įtrūkimo, jokio įskilimo nemačiau, tai reiškia geras užsigrūdinimas. Nušveistas jau, daugiau su ranka nebešveisiu tikriausiai, dabar tik iš galas reikės ir reikės rankenas. Tai tikriausiai reikės užvynioti tą visą kokių pleistrą, kad, žinot, nepažįstume, kai tą rankeną darysime, tai pradėsime jau tikriausiai daryti nuo pačios tos rankenos ir tik ant galo viską išgalasime, o rankeną darysime taip, kaip ir tikriausiai sakiau kažkada, įdėsime čia tokią kaip ir apsaugą plieninę greičiausiai, tada rankeną medinę, manau, naudosiu gumbą ir tada ant galo dar tokį metalinį irgi tokią kaip apsaugą ir va taip pasims ir musikuosim ir eisim gali kokias parodėlės, žinot, parodyt, dar dėklą tikriausiai. Tai va, tai kaip ir šiandien aš jau pabaigiau, džiaugiuosi, kad užsigrūdinau, o grūdinau aš noriu dar jums kaip parodyti. Turėjau tiesiog va tokį vamzdelį. Prasigrėžiau skylutes čia visur ir tiesiog savo tą feną įmečiau. Tai taip ir užsigrūdinau čia. Tai va, tai kaip ir tikriausiai pradėsime jau nuo pačios rankenos, aš dar pagalvosiu, kaip čia tą pirmą apsaugą darysime. Tai reikės dar kaltą pasidaryti, tai pirmą, kai apsaugą pasidarysime, tada ir pradėsime rankeną daryti. Tai va, manau, nefilmuosiu, kai apsaugą darau tą. Nefilmuosiu, kai darau ją. Nefilmuosiu, kai tą patį kaltą darau. Filmuosiu, kai darau, tik nefilmuosiu, kai tą kaltą darau. Tai va, tai, kaip sakant, susitiksime jau prie rankenos gamybos. Kol kas.